OBS studija arba Streamlabsui, Prismai skirta visom programom, kas streamina arba video įrašinėja. Taip, programa vadinasi Steam Achievements Notifier. Atsisiųs galit Apple, va šitas, Windows'am šitas. Atsišinčiat instaliuojat, atsiranda va šiandien tada Windows'uose šiandien. Įjungiam. Čia browserių uždarom, jis mums nereikalingas. Einat va šiandien. Čia galit kalbą pasirinkti, kokia jums reikia. Čia jų daug yra. Taip, einam į apačią. Pas jūs čia nieko nebus, bus va šitas. Aš pasidariau, kad būtų iškart. Ir va šitą uždėkit. Šitą, kai uždėsit, užsidės ir antras. Ai, ne, pirmas užsidės, antras neužsidės. Uždėskit šitos du abudu, jeigu nenorit kiekvienas iki. O čia APS-as 30 pasidariau, kad mažiau apkrautų kompiuterį. O čia visą kitą nieko nekeičiau. Čia jau buvo tai padaryta. Čia galite ją atnaujinti. Čia numest statymus. Taip. Mainas raitas ir 100%. Aš pasidaręs tik šitą mainą. Spaudžiam kustumą. Nu taip atrodo. Taip, viršutiniai. O tokie pas mane. Čia jūs galite pasirinkti, koks jums labiau patiks. Aš pasidariau klasiką. Man labiausiai patiko. Taip. Taip, šitą uždarau. Lašinė. Taip, einam į apačią. Čia garso takelį, kaip supratau, galite įdėti. Tokia nustatėm žaidimą. Pasirinkau žaidimą. Kad nuotrauką rodytų žaidimą. Čia padariau taip pas save. Čia nuotraukos bus, kai achievement rodys. Galit pasirinkti, kokią norit. Galit savo įsidėti. Ir čia va toks nustatym. Aš čia nežinau, kas iš viso. Taip. Dabar čia kas? Paremti galit. Čia Discordas, čia kažkoks saitas biuros. Taip. Gerai. Čia neliečiat. Taip, einam į OBS. Mums OBS reikalingas nustatymas. Va spaudžiat va čia. Randat va šitą. Windows Capurity. Tuoj palaukit, kažkoks gliuchas. Va. Įdedat. Tada čia ieškot. Ai, gal aš programą iš. Taip, geriau programą. O taip padaryt tada OBS, kad jinai būtų atidaryta. Gerai. Va šitą antrą reikia. Ne pirmą, o antrą. Spaudžiat ir nuimkit kursorą.
jiems jis nereikalingas. Ai, dar Windows 10 uždedat. Va šiandien bus. Čia dabar, palauk, šitą išjungiam. Va. Galit pasididinti, galit susimažinti. Toj parodys, kaip veikia. Čia einat. Va, padidintas, tiesiog sumažinti galit. Ir bet kur galit pasistatyti, kur norit. Toj parodys, kaip aš savo pasidariau per kitą programą. Toj paleisiu. Aš per kitą programą transliacijas tiesiog darau. Man patogiau. Taip, permetu čia. Taip, aš pasidaręs per kitą programą. Tada spaudžiam. Šitą. O taip rodo. O jeigu nori su kamera, persijungt galiu va taip. Va taip, simuliuojam ir galiu atgal grąžinti. Tai va taip pasidaręs.